Sveiki visi, taigi šiandien padarysiu visai kitokiu formatu 3 kortų pasirinkimus klausimų, kas apie jūs galvoja, kas jūs prisimena. Pabandysiu tiesiog įrašyti video ir galbūt jums bus daug lengviau ir paprasčiau pasirinkti savo kaladę. Taigi čia matote 3 kaladės. Galite rinktis, čia yra rožinis kvarcas, čia selenitas, o čia lazuritas. Ir klausimas būtų, apie kurį dėliosiu, tai kas jūs prisimena ir kodėl. Ir pažiūrėsime, kas dedasi tų žmonių galvose. Primenu, kad galioja nesvarbu, kada pažiūrėsite, kada atsiversite, reiškia tuo metu, tai yra ženklas, kad jums reikia apie tai sužinoti. Taigi galite pradėti rinkti savo kaladę ir neužilgo pradėsiu dėlioti. Jeigu jums reikia daugiau laiko, galite sustabdyti video ir siūlau vis dėlto per ilgai negalvoti, o rinktis tai, kas pirmiausia ateina į galvą, kuri būtent kaladė rezonuoja. Taigi pasidarau šiek tiek vietos, šios 2 variantus padedam į šalį ir pradedam nuo lazurito iš šios kaladės. Taigi, kas apie jūs galvoja, prisimena ir kodėl. Taigi, kas šiandien krenta. Gan įdomios kortos. Šiaip galiu pasakyti, kad apie jūs galvoja žmonės, kurie slėpia daug, ne tai kad paslapčių, bet tai greičiau kažkokie internete netgi žmonės. Tuoj pasižiūrėsim, kas čia labiau. Jo, tai būtų labiau žmonės, kurie šiuo metu seka jūsų gyvenimą internete. Jiems tai tiesiog, jie negali tarsi be jūsų. Ir kas čia nutiko, kodėl jūs seka? Na, iš principo, jūs atsiribojot nuo tų žmonių visiškai, nes buvo apgaulių daug, ko dar buvo. Na, jie jūs stabdė, tiesiog stabdė jūsų augimą, jūsų tikėjimas savimi, numušė savivertę, kas, taip, jie apkrovė jūs labai daug emocijų sunkių, savo dramom įvairiom, ko dar jūs turėjot apginti save, savo ribas. Ir galų gale, jūs išėjot iš tos aukos pozicijos ir pasirinkot save, ne juos, pasirinkot save. Ir kodėl jie jūs dabar stebi? Nes jie paprasčiausiai jūsų pasilgo. Jie pasilgo to rūpesčio, kurį jūs būtent sugebėjot duoti. Ir ką jie nori jums dabar pasakyti, kodėl jie šitaip elgiasi su jumis. Pažiūrėkim, kodėl jie šitaip elgiasi. Jie dabar labai gailisi, kad pavydėjo jums laimės, sėkmės, pagarbos, jie tiesiog apgailestauja baisiausiai. Jie nori atleidimo, nori pagalbos ir jaučiasi kaip vaikai vos ne depresija. Jie tarsi sako, ne, čia buvo kažkas kito, mums reikia vėl susieiti, bet ar verta? Ne, visiškai neverta, nes šitie žmonės
yra tik tai refleksija, tarsi, kad jums reikia pradėti mylėti save. Jūs, tiesiog labai daug ašarų buvo, labai daug naštos. Ir tai buvo tiesiog veidrodinis kaip atspindys, veidrodis į pyktį. Tai, karma iš tikrųjų, tai buvo karminiai santykiai, bet kuriuo atveju. Ir tai buvo net ne vienas žmogus, tai buvo keletas žmonių. Ir jums reikėjo, ir galbūt ir dabar reikia tiesiog išreikšti tą pyktį, kuris kilo viduje dėl jų elgesio, jūs jo vis neišreikšdavo. Ir tai buvo jūsų karma, tai buvo jūsų pamoka. Ir dabar jums ateina metas taikai. Pažiūrėkime, ką visata nori jums perduoti. Kokia būtų visatos žinutė. Taip, jūs per šitą ryšį, šiuos ryšius įgijot išmintį. Ir jūs tiesiog atgimstat. Matot, jums čia net Feniksas. Jūs atgimstate po šitų ryšių nutraukimo. Ir jūs įgijat ne tik vidinę patirtį savo, bet ir įgijat visatą jūs tarsi užpildo, jums rodo tarsi vedimą, išėjimą iš visų tų situacijų. Ir jos suteikia jums tai vilties pradėti gyvenimą lengviau, paprasčiau ir žymiai, kaip pasakyti, lengviau vidumi. Nes jūs žinot, kad visata jūs girdi. Ir visos šitos situacijos buvo tiesiog pergyventos, pereitos ir jums nėra ko atsigręžti. Tiesiog nebereikia, jums šito nebereikia. Tai va, jūs tiesiog viduje radot tai, kas jums yra daug svarbiau. Tai yra momentai užpildyti dieviškumų, aukštesnių jėgų pagalba. Tai va, su šitom mintim ir baigiu, tikrai labai čia stipriai pas jūs. Gerai, antras variantas. Ir selenitas. Kas apie jūs galvoja, kas jūs prisimena ir kodėl? Gerai, traukiam. O čia labai jau įdomu. Jūs prisimena žmonės, kurie jums kažką skolingi. Ne tik pinigais, bet ir emociškai, netgi čia man šiek tiek neaišku, čia ir vėl kažkokios paslaptys, vėl kažkokios. Jo, žmonės, kurie jums yra skolingi pinigų, kurie emociškai netgi apkraudavo jūs savo problemomis pastoviai, jie jūs pastoviai prisimena. Tai yra, jie pastoviai laido apkalbas, eina apkalbos pastovios. Ir apkalbos tai iš tiesų labai čia negražios gaunasi, žiauriai, nors jie jūs prisimena patys viduje kaip labai gerą žmogų, bet jie pasinaudojo tuo. Jie pasinaudojo tuo jūsų gerumu būtent. Jie pasinaudojo, jie apsimetė didžiausiam aukom iš pavydo. Pavydas, konkurencija. Kodėl tas pavydas? Aha, nes jums sekasi. Nes jūs galit vienas pats viską pasidaryti. Ir jos netgi tai skaudina, kad jums sekasi, o jiems ne. Ir jie neturi ką daugiau daryti, tik tai apkalbinėti. Vien apkalbos eina. Nors jie patys, jums yra skolingi pinigų. Šia grinai, pinigai krenta. Pinigai, lazdos, tai gali būti kolegos, kiti žmonės, kurie susiję, ar tai nuomininkai, ar tai
Tai nėra artimi žmonės, bet tai yra žmonės susiję, jie yra skolingi. Ir kodėl jie šitaip elgiasi, kodėl jie paleidžia šitas apkalbas, pažiūrėkime su kortomis, kodėl jie taip elgiasi, kam tos apkalbos. Todėl, kad jie nelaimingi. Jie jaučiasi nelaimingi. Jie jaučiasi tiesiog nelaimingi patys viduje. Jiems patinka tiesiog kleisti kažkokias kalbas, daryti tokias nesąmonės, gadinti jūsų reputaciją, iš viso kitų žmonių reputaciją, jiems tiesiog, jiems patinka. Jiems patinka kelti kitam skausmą. Čia kalniniai žmonės tiesiog. Jums tiesiog reikia nuo jų nusisukti. Jums reikia atsisukti savo vidų ir išsilaisvinti. Tiesiog tie, kurie jūs apkalbinėja, jie stovi už jūsų nugaros, mato. Jūs stovit priekį, o jie yra už nugaros. Jums reikia eiti priekį. Užsimti saviugdą. Nėra čia ko gailėtis iš tikrųjų, čia jau viskas. Tai tiesiog gyvenimo dualumas, kad yra gėris ir yra blogis. Ir tai, kortos jums tiesiog siunčia tokią žinutę, kad reikia priimti tos dalykus, kad ne viskas bus balta, kas atrodo balta. Yra ir juodumo, yra ir blogio. Ir tai tiesiog visą amžinybę visai gyvena. Tiesiog karminiai žmonės ir viskas. Tai tiesiog yra jūsų pamoka. Išmokti tiesiog atstovėti save ir išeiti, palikti situacijas. Ir dabar pažiūrėkim, kokią žinutę jums visata nori siūsti dėl šitos situacijos. Kokią visata jums žinutę perduoda. Kad svarbiausia yra tiesiog vidinė laimė, prabudimas, tiesiog stebėkite tai kaip procesą gyvenimo, kaip tarsi tai atveria duris į jūsų paties vidų. Nes vis dėlto tai, kas vyksta išorėje, nėra labai svarbu. Ir svarbiausia, kad šitos iššūkius jūs pereisit. Tai tiesiog gyvenimo kelias toks. Ir tai rodo, kad jūs turite labai daug stiprybės. Tikrai labai daug. Matot, jūs esat ir liūtas, ir drugelis. Tai yra ir transformacija, ir stiprybė. Tai šito jums ir linkiu. Antras variantas čia buvo. Čia bus rožinis kvarcas. Gerai, kas apie jūs galvoja ir kodėl. Kas jūs prisimena? Čia įdomu. Jūs prisimena žmonės, kurie buvo jūsų artimam rate kažkokioj draugų kompanijoje. Ir konfliktai. Buvo konfliktas kažkoks. Konfliktas su moterim. Ar tai mama, ar tai būtų kita svarbi moteris, tarsi. Ar tiesiog užėmusi svarbios moters rolę. Taip, čia buvo. Moteris krenta. Konfliktas su ja buvo.
kodėl jisai buvo. Labai įdomu, nes žmogus buvo, iš tikrųjų labai rūpestingas netgi jūsų atžvilgiu. Gal tik kartais tų jausmų neparodydavo, kartais užsispyrimo būdavo per daug pas ją. Ir šiuo metu yra santykiai visiškai nutrūkę su tuo žmogum, bet jis apie jūs galvoja, jis jūs prisimena, jis prisimena. Jūs tą žmogų skaudinot. Buvo sunki situacija ir jūs tiesiog jį palikot vieną pačiam spręsti viską. Taip, situacija buvo žiauriai svarbi tam žmogui ir jūs jį palikote tiesiog. Žmogaus situacija išsisprendė, bet su labai daug pastangų tai jam kainavo, labai daug emocinių pastangų, daug jėgų kainavo. Čia bus gal net sesuo, gal net labai seni santykiai. Žmogus pats viską pasidarė be jūsų pagalbos ir kodėl? Ir tiesiog jisai nusprendė eiti į savo kelių, kad nebereikia jam jūsų. Paleido jis jūs. Bet prisimenu. Gal galvotų apie kitokį etapą susitaikymą, bet šansų nėra, nes yra nubrėžtos labai aiškios ribos ir žmogus jūsų daugiau savo gyvenimą priimti nebenori, nors ir prisimena. Nebenori. Tiesiog buvo per daug skausmo. Gerai. Ir ką tai sako apie jūs? Ką tas žmogus, kodėl jisai taip galvoja, kad jis nebenori jūsų savo gyvenime? Pažiūrėkim. Čia vėl kartą karminiai ryšiai, tiesiog buvo labai daug nuoskaudų buvo. Kažkokio slaptumo, kažko nedasakymo, komunikacija kažkokia tokia nei šiaip, nei taip. Žmogus jūs mylėjo, jis jums net yra atleidęs. Bet jisai, žmogus labai susijęs pats su savimi. Nors ir skauda, bet jam reikia pagarbos. Žodžiu, šitie santykiai su šitu žmogum yra jums irgi karminiai santykiai. Žmogus pasirinko save. Nereikia jam jūsų jau, nes buvo per daug skaudinti. Gerai, ir ką visata noriu jums pasakyti, kokią žinutę nori perduoti. Kad reikia žiūrėti visada į šviesiąją pusę. Jums reikia mokytis supratimo ir sugebėti palaikyti kitus. Nes jums intuicija apie tą žmogų pasakė daug daugiau negu jūsų sumišęs protas. Ir jūs jo neklausėt, jūs praradot labai svarbų ryšį. Ką jums daryti? Tai buvo tiesiog jums galimybė, šitas žmogus
atrasti daug daugiau gyvenime gerų dalykų. Bet jūs tiesiog ėmėte ir paleidot šitą galimybę. Paleidot. Jums būtų atsiverę daug daugiau galimybių gyvenime. Būtume įgiję išminties ir transformacijos. O dabar ką jūs turit? Na, o dabar jums yra vienintelė pamoka likusi. Rūpinkitės ir savimi, ir kitais, kad daugiau neatsidurtume tokioje situacijoje. Tai va, trečias variantas. Štai va, labai stiprios žinutės apie visiems. Tikiuosi, kad mano skaitimas jums patiko ir tuo mes čia ir baigsime. Ačiū, kad žiūrėt.